Visi į šventę buities muziejuje. Robotuk, greičiau keliaukime į šventę. Ten sužinosi daug įdomių dalykų apie senovės lietuvių gyvenimą. Gerai, eime. Sveiki, mėly šventės dalyviai ir svečiai. Kviečiu jūs pasisvečiuoti įvairiose dirbtuvėse ir susipažinti su keletu senovės lietuvių būstų, amatų, verslų bei darbo įrankių. Užsukite į pirmąją dirbtuvę – žvejo gryčią. Žvejys – tai žmogus, kuris gaudo žuvis, verčiasi žuvų gaudymu. Gryčia – gyvenamasis namas. Kokios keistos grindys. Niekada nesu tokių matęs. Seniau žmonės grindis gamindavo iš molio. Tokios grindys vadinamos asla. O kokie čia įrankiai sudėti ant aslos? Tai žvejo darbo įrankiai, kuriais seniau gaudydavo žuvis. Čia žeberklas. Žeberklas – įrankis žuvims durti, smaigyti, žuvaujant. Štai su šiuo darbo įrankiu žvejai gaudydavo ungurius. Naudodamiesi bučiumi, žvejai viliodavo plekšnes ir kitas žuveles. Bučius iš vytelių pintas arba iš siūlų megztas įtaisas žuvims gaudyti. Žvejo darbas labai įdomus. O kokius darbo įrankius naudoja šių dienų žvejai? Žvejybos įrankiai gerokai patobulėjo. Vietoj senovinio žeberklo atsirado modernios teleskopinės meškerės. Meškerė – lanksti lazdelė su valu, prie kurio pririštas kabliukas masalui užmauti. Vietoj bučiaus dabar naudojami galingi žvejybiniai tinklai. Tinklas – iš tam tikrų siūlų nertas įtaisas žvejoti. Šiais laikais sumanūs žvejai lydekas gaudo su skrituliu. Prisimink, skritulys taip pat yra ir geometrinė figūra, kuri yra apvali, plokščia, pilnavidurė. Robotuk, keliaukime į kito amatininko dirbtuves. Puiku!